Tai neatsispyriau dar kartą ateiti į Mamspai ir suvalgyti dar gabaliuką pyrago su ledais, gerti kavos ir pusvalanduko atgal į trasą, žodžiu. Tai va, tai susitiksim trasoj, dykumoj. Čiau. Tai pradedu 9 dieną, iš tikrųjų yra 4:30 vakaro, toks vakarinis ėjimas ir visiems labai noriu padėkoti už šiltus žodžius, už palinkėjimus, stiprybės ir tai tikrai ačiū visiems už palaikymą ir varom toliau su vėjeliu. Tikiuosi. Man iš karto yra smalsu labai, apie ką jūs pagalvojat pamatę agavas. Aš tai čia beveik kiekvieną kartą jas pamatęs pagalvoju apie tekilą. Tarp kitko, antrą žygio dieną prie Lake Morena amerikiečiai pavaišino tekilą. Wow, tikrai buvo, keli šatukai buvo tikrai labai skanus. Jo, tai agavų čia dabar jau 10 diena, jau tikrai netrūksta. Prieš tai dar nemačiau nei vienos. Tai žodžiu, pasiekiau vandens vietą, čia tiesiog PCT asociacija rūpinasi, kad čia būtų atvežtas vanduo, moka už jį ir bent taip supratau iš vietinių amerikiečių. Ir čia po 12 biškelį atsibeldžiau, prigėriau, pavalgiau, nusnaudžiau čia pavėsyje tarp buteliukų. Jo, ir dabar, kiek čia dabar tų valandų, be 24. Tai jo, ir judu į priekį, dar tikiuosi padarysiu kokius 5-7 kilometrus, pažiūrėsim, kai man eisis, ir bus 20 kilometrų, tai šiandien tikrai padaryta. Tai vat. Iki. Labas rytas. Tai puikus rytas. Naktis buvo vėsoka tokia, labai gerai iš tikrųjų. Vėjas neaprimo, kaip tik pakilo naktį, bet pakankamai neblogai pailsėjau. Tik tai dabar turiu bėdą kitą. Vandens stotelėje ilsėjausi apie 3 valandas, išsijoviau aišku batus, ant saulės padėjau, kad džiūtų, bet aš ilsėjausi apie 3 panašiai valandas ir kalifornietiška saulė tai pakepino mano batus, kad jie šiek tiek susitraukė, tai per paskutinius 5 kilometrus sugebėjau pritrinti pūslės ant pirštų galiukų, o kairiai kojai kaip tik džiaugiausi, kad nieko nėra, nei raudono guzelio taškelio, nieko. Tai va, žodžiu, batai dabar jau per maži, jaučiu, kaip pirštai remiasi. Ir iki Idlewild, kur greičiausiai tik ten galėsiu nusipirkti kitus batus, yra 140 beveik kilų, ar 130, kažkas tokio.
Tai žodžiu, tai mane sulėtins čia jau konkrečiai, žodžiu. Bet, na ką, liko dar daug mėnesių. Žodžiu, kad tik tokios bėdos būtų. Ane? Čiau! Taip ir būčiau pražiopsojęs. Jo, jeigu ne ant kelio, ant tako sudėliotas skaičius. 100. Jej! Juhu! Žiūrėkit. 100. O 100 mylių. Wow! 100 mylių iš 2650. O, ja, bet vis tiek, nu, tai pakelia ūpą, kaip reikiant, jo. Šiandien iš tikrųjų atsikėliau anksti, bet išėjau vėlai ir taip, bet ūpas buvo nuo pat ryto, toks, nu, jo. O šitą skaičių pamačius, tai dar geriau, jo. Yeah. Čiau. Pasiekiau tokį vandens šaltinėlį. Čia pastoviai palikta bėga šiek tiek. Bet ne man vienam čia vanduo rūpi. Bičių debesis. Gerai, kad jos čia kitoj pusėje. Nes aš girdėjau, kad jos gali būti labai jau nedraugiškos šitos. Ir dar kokį nerealų dalyką papasakosiu šiandien. Tai pavalgiau pietus ir sakau, jau eisiu. Ir ateina 3 amerikiečiai. Žodžiu, jo, aš taip supratau, 2 merginos ir bičas. Ir pradėjom šnekėti, kaip visada, iš kur tu esi. Sakau, iš Lietuvos. Ir tas bičas sako, mano senelė buvo lietuvė. Ir apie 1920 metus emigravo į JAV. Sako, ir jos, jų pavardė buvo Gegužis. Vyro, supratau, jo, aš tada klausiu, ar tu žinai, ką tai reiškia? Gegužis. Ne, tai sakau, čia yra, angliškai, May. Kaip mėnesis. Ir tada jisai, oba,
Tai va dabar aš supratau, nes gegužis, suprantat, Amerikoje jau iš karto pagal pavardę tu jau žinai, kad čia yra imigrantas. Tai jie pasikeitė, spėkite į kokį pavardę. Iš gegužės pasikeitė į May. O May angliškai yra gegužė. Tai sako, kaip nerealiai. Ir supratau, močiutė jo, ar močiutė. Dabar bijau sumeluoti. Dirbo per karą vertėja iš japonų kalbos. Tai vat, o senelis lygtais irgi ten kažkas taip su karo pramonė. Jeigu nemaišau, ten jau kažko tai, bet tai va, tiesiog atvažiuoji eiti Pacific Crest Trail tako, ateina žmogus, sako, tai sakau, tu lietuvis? Miksa, žinai, lietuvis, okei. Tai tai žodžiu, labai toksai buvo, ir jam pačiam, ir man netikėtumas, ir žmogus nežinojo, kas tai yra, kodėl tas pavardė, reiškia, senelio buvo pakeista iš gegužės į May. Tai žodžiu, tokia, kiekviena diena čia tokių mažų stebuklėlių, tokių, tai žodžiu, labai faina diena. Tai atėjau į Warner Springs, čia tokie yra kaip bendruomenės namai. Ir čia parduoda šiek tiek maisto žygeiviams ir šiek tiek reikmenų tokių. Tai va, ir čia gali įsmeigti smeigtuką, iš kur tu esi. Ir čia tiesiog prašo, kad užpildyti kortelę, kada startavai, kada žodžiu, iš kur tu esi ir va. Tai žodžiu, mano smeigtukas yra juodas. Tai va, čia yra Europa ir ir yra JAV teritorija. Tai va, tai žodžiu, tarp kitko yra dušai, yra galima išsiskalbti drabužius. Tai va, tai tą jau ir padariau. Tai va, tai žodžiu, toksai, žygeivių ir ne tik centriukas, mažiukas. Šiandien buvo labai gera diena. Jinai dar nesibaigė, bet čia neskaitant tokių dušų ir panašiai, reikėjo pasikeisti būtinai avalynę ir čia per 120 km. Nebuvo kito varianto. Nebuvo jokios parduotuvės, tai aš porą batų buvau palikęs
Los Andžele pas giminaičius. Tai buvo greitoji pagalba. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Pamačiau pažįstamą veidą, pabendravom, pašnekėjom. Jo ir tai tikrai, suteikė jėgų labai daug. Tai va, tai aišku vėl, žinai, mano tempų yra minimum 5 dienas dabar. Tai užsikroviau maisto, vėl daug, galbūt netgi ir vėl per daug. Įsimečiau 3 litrus vandens. Tiek nereikėjo, nes kas čia 10 km ir vandens šaltinis, bet žodžiu, ir atšalo iš tikrųjų šiek tiek, keliais laipsniais, jo. Tai yra, okei. Bet, tiesiog reikės daugiau valgyti, kad kuprinė greičiau lengvėtų. Ir tiek žinių. Tai va, o batai, jo, iš tikrųjų, tai batai, šitie, kuriais dabar aviu, tai Lietuvoje buvo man jie netgi, nesmagiai tokie per platus. O čia po 12 dienų ėjimo, dabar man jie yra kaip tik. Vietos, aišku, daug yra pirštam ir iki galo ten tikrai jos yra. Nėra tik jo. Tai va, žodžiu, viskas kaip ir neblogai, išskyrus sunkią kuprinę. Jo, bet kai matai tokius vaizdus, tai pagerėja iš karto. Ir ta dykuma netokia nuobodi atrodo. Jo, tai va, žodžiu, 12 diena įpusėjo tokiais vaizdais, tokia mintim. Jo, tie batai dabar, Danner Full Bore, žymiai geriau, leisis nuo šlaito, nuo jo ir žymiai tvirčiau jaučiuosi, šiek tiek kairę koją, ten jaučiu vienoje vietoje padą, bet viskas ko gero, čia mūsų kandančių, bet
Prisiminiau vaikystę. Taip smagiai leidusi nuo kalno. Susipynę koją, susikabinau už akmens. Terkšt. Oi. Prisiminiau vaikystę, kai keliai buvo nubalnoti visi. Na ką, priverstinis sustojimas, sustvarkom ir einam į trasą. Po perkūnais. Nu, aš tikrai nenorėjau paskraidyti su sraigtasparniu. Bet panašu teks, nu. Aš patėliau. Nu ką, pasimatysim ligoniai.